Sveikas. Ką aš veikiu? Kaip tik kur darau muziką Next Jam X pristatymui. Kas aš esu? Aš esu nakties žmogus. Ko iš manęs galima tikėtis Next Jam X podcast'e? Iš manęs galima tikėtis, kad podcast'ai nebus nuobodus ir bus belekai linksmai. Sužinosit apie žaidimus daugiau, gal net ir sužinosit kitų dalykų apie žaidimus. Gal net sužinosit paslaptis apie žaidimus, kurių dar nežinot. Tai, manau, iš manęs viskas, ką galit sužinot. Ačiū. Atvykę į Next Gen X podcastą, kuriame bus daug nežinomybės, jūs pamatysite to, ko nematę. Ir čia bus labai linksma. Next Gen podcastuose aš iš savęs nešiu daug pokalbių apie AI, naujas technologijas žaidimų kompiuteriuose ir ne tik. Bus daug nuotykių, veiksmo ir taip toliau. Sveiki atvykę į Next Gen X podcastą. Šalia manęs yra Lukeris. Čia yra mūsų svečias nakties žmogus. Sveiki. Sveiki visi. Na kągi, kokias temas mes šiandien Šiandieną kalbėsime apie visai nesenai pasirodžiusią naujieną, kas bus Minecraft Live renginys 2025 metai. Jį transliuos per YouTube kovo 22 dieną. Mes taipogi žiūrėsim tiesioginę transliaciją ir reaguosime į šį renginį. Kaip jie teigia, tai pagrindinės naujienos tai bus atnaujinti viščiukų, karvių, kiaulių dizainai ir turbūt sužinosime galų gale vasarą išeinančio atnaujinimo pavadinimą. Kas irgi labai domins ir pačius žaidėjus, nes jie irgi nežino, kas bus naujo, nei iš gyvūnų, nei iš zombių, galima taip įvardinti, mobų. Jo. Gal net naujų, gal net resursų. Gali būti naujų resursų, kad pridėt. Ir dabar galime pasižiūrėti jų pristatymo trailerį. Tikrai, kaip visada jie pasidaro daug animacijos trailerį. Jau biški yra visai kitokio. Paspoilinta, kad kiekvienam biome bus skirtingi dizainai, karvių, kiaulių, vištų. Visai nauji mobai. Turbūt nauji skeletonai. Turbūt tikrai pakalbės apie Minecraft filmą, kaip juos vadinam, balandžio 4 dieną. Einant prie kitos naujienos, tai Nvidia šipas bus pagamintas Kinijoje ir nieks negalvojo, kad Kinijoje bus daromi tie čipsetai nauji Nvidia. Ir jie parduos gal net pigiau 2% iš savo pardavimo Nvidia tuos čipsetus į rinką. Bet kai žinau, tikrai nebus jie gan pigus, nes nauja prekė, tai bus aišku užkelta tikrai gan aukštai. Ir Delas dar plus pasiims tuos čipsetus, Delo kompanija, kaip buvo rašoma. Tai dar turėtų labiau užkelti. Gali būti, kad kaina kils. Vėliau kita naujiena, tai vakar išėjo RX 9700 serijos vaizdo plokštė. Kas
Kažin nebus tenais chipsetas įdėtas iš Nvidia. Nvidia chipsetas tai tikrai ne bus toks pat chipsetas kaip pas Nvidia, tik kad tai AI funkcija. Jo. Galim pasižiūrėti vieną palyginimą ant 10 žaidimų geriausių, kaip skiriasi. Tai čia net bus ir vieno mėgstamiausio žaidimo, manau, nes. Gali būti. Kažin kaip Raganiaus žaidimą ar Nvidia 3. Dizainas Neblogas. plokštės tikrai neblogas. Devil. Velnias. Tikrai neblogas. Šiaip iš Kaip tik aš- matymo galima sakyti, kad tikrai plokštė nebus labai iš lengvų. Tiek svorio atžvilgiu. Ir pagal viską mėgstamiausia mano dizaino juoda raudona, tai aš manau ateityje tikrai tai Pirmas žaidimas, kurį čia matote, tas Geresnė grafika. Horizon, Jo, Horizon. Forbidden West. Jisai normaliai kyla. Matome Grafika labai gera. Kyla iki 125, 20, labiau iki 25. Matėsi, dabar iki 30 galime nuėti. Palyginus su senu RTX ir su nauju RTX yra skirtumas. Jo, čia konkrečiai rezoliucija 1440 pikselių. Ir vaizdas visai kitoks realistiškas. Čia matome, kad Biškiai pagerintos grafikos. čia jau 4K rezoliucijos žaidimą, tai RX 9700 rodo beveik 80 kadrų. Įsivaizduokit, jeigu taip toliau tobulės RX-as, tai gal net bus, atrodys, kad jau tikra realybė net žaidimuose. Jau ir dabar Yra. žaidžiant žaidimus 60 kadrų jau galime tikros. Atrodo, kaip didelė realybė naujovė žaidimų. šitais. Pavyzdžiui, su tokiom grafikom dabar ir su šituo Palyginimų 1% lovų. galėčiau net O fosmofobiją. Stalkeris 2 pasižiūrėti iki praeitais metais čia išėjo. Ant aukščiausių grafikų. Stalkeris irgi geras gėjimas. Jo. Ypač nuo pirmos. 440. Kas domisi istorija dar plius. Černobylio, tai čia šitas žaidimas tikrai Černobylio. Ai. Šitoj vietoje tai X laimi. Ai, pamiršau pasakyti apie Stalkerį, gal ir jūs žinot, tai čia gal žiūrovams bus geriau. Į Stalkerio antrąją dalį įdėta vienas secret dalykas, kaip ir pirmoji daly, ten, kur tas lavonas buvo. Nenoriu spoilinti, bet toj vietai nuvykę pamatysit gan slaptą likusį dalyką. Tas dalykas, manau, kad ten bus vis dėl raštelis, nes kai žiūrėjau, tai ne dėl raštelio siūlau pažiūrėti. Čia Tai jo, tai tenais juk Stalkeriai visada būna siurprizų palikti dovanų, kad net ir pirmoji daly buvo. Čia matome 4K kiek laimėjo TX šitom žaidimui. Ten net realistiškiau ant 9700. 70 tiksliau. Biškai maiškos, nes. Cyberpunkas, oi, geras žaidimas. Perėjęs žaidimą labai fainas. Daug istorijos. Aš išbandęs visus režimus. Šitoj vietoje X matome laimi. Pasiūlyčiau jums tokiems, kaip, pavyzdžiui, per streamą pabandyti su aukščiausiu lygiu žaisti Cyberpunką, jisai visai geras šiaip. Ir labiau įdomu, kai tau yra sunkiau, tai kuo daugiau sunkumų, to geriau. Ir plius žiūrovams patinka, kuo tau sunkiau, tuo įrodai jiems, kad tu moki žaisti, kad nepasiduosi ir toliau žaisti. Čia ir multiplayeris galima palyginimui.
O dėl Cyberpunk multiplayer aš to nežinau, ar įmanoma. Nes aš niekada nežaidęs multiplayer. Bet grafikos dar geresnės matosi. Ant 4K matome, kad bus apie 61 kadrų. Labai realistiškas šiaip. Šiaip tai labai realistiškas. Ta galiu pasakyti. Ir plius gan smagus žaidimas. Tikrai vertas dėmesio. Tikrai. Reikia tikėtis, kad dar pamatysim Zon 5. Tenais iš viso. Klasikinį. Dar gal ateityje pakalbėsime apie laukiamą mano žaidimą. Tiksliau, aš nekuriu to žaidimo, bet labai aš laukiu, kol išeis. Tai dar kol kas nesakysiu, paliksiu jums pabandyti paspėlioti. Bet tas žaidimas labai laukiamas tokių youtuberių kai Herkus ir gal net Prefio, nes aš girdėjau, kad jie irgi laukia. Tai bus gan fun. Šiaip tai tikrai įdomu naujiena, jeigu naujas žaidimas. Čia yra palyginimas, kaip skiriasi kadrai, kai ant RTX įjungta DLS4 technologija. Technologinė funkcinė? Technologija, apie kurią kalbėjau praeitame podcast'e, kad jei įjungus kadrai kyla 2 kartus. God of Wars'as, Ragnarokas. God of War, Ragnarok. Man atrodo, Ragnarok paėmė iš filmo Matome ant nes tenais kalbama apie Ragnaroką laikotarpį. Bet matos, kad tiesiog biški šešėlio įdėta pagerintas, kad ant 9070, kad daugiau šešėlio, ant pačio 5070 mažiau šešėlio. Gan smagiai. Ir pats žaidimas nėra toks ir nuobodus. God of War tai tikrai vertas dėmesio žaidimas. Galim sakyti, dauguma jau net youtuberių yra žaidę God of War 2 dalį, aš net stebėjausi. Aišku, nors ir nervinas, kai kurie nedarydavo challenge'us su aitriosiomis pupelėmis. Iššūkių turėjo omeny. Jo, pavyzdžiui, Twisterį, žinot, jisai darė visai iš naujo žaidimą. Žinau, kad jisai buvo žaidęs, bet jisai su pupelėm aitriosiam darė, jeigu numirs, tai suvalgys aitriąją pupelę, ar ten kaip lygtais pupelę, kai atsimenu. Buvo smagu pažiūrėti. Ten kaip aitrusis riešutas pupelė, kažkas tenais panašaus buvo. Ir riešutas, kuris arba aštrus, arba neaštrus ir dar padažo užsipilto pragaro ugnies. Pragaro ugnies, geras. Palyginimo su Microsoft. Klasikinis simuliatorius. Kai nėra ką veikti, geriausiai šitą pažaisti. Kaip matome, reikia šitoje vietoje laimį. Nepalyginti, laimį. Geresnės grafikos, daugiau FPS. DLS4 technologijų jos neįjungta, bet turbūt išvysime 4K palyginimų. Dar pliusų labai priklauso ir nuo technologijos, kokią naudoja. Jinai, kaip tik sakyčiau, pabūstina kadrus, jų gaunama yra 2 kartais, 3 kartais daugiau. tą minėjau praeitame pakete. Čia ant 4K, vis tiek X laimi šitoje vietoje. Geriau optimizuoti šitą vaizdo plokštę. Ir matos, kad labai padirbėta su ta plokšte. Kadrai geresni. Jo, grafikos geros, pagerino žaidimą. Pavyzdžiui, žaisdamas siaubo žaidimą jau neskirčiau, kad čia siaubo žaidimas, būčiau sakęs, kad čia jau pragariškas žaidimas, kurio nenorėčiau žaisti, bet aš vis vėl žaisčiau, nes linksma būtų.
Ir visai kitas lygis tos plokštės negu senesnių plokščių. Ai, čia šitą žaidimą žaisdavau, kai dar buvau jaunas. Nors ir vis dar esu jaunas, bet... Čia labai didelių procentų TX laimi. Labai irgi klasikinis gėjimas. Šiaip yra. Apie senąjį gyvenimą čia, kai atsimenu, teko žaisti tikrai, nes mano tėtis turėjo kompiuterį įdėktą šitą žaidimą, kol jisai išėjęs buvo į parduotuvę, aš įsijungdavau, pažaisdavau, visai fainas. Nuo tos dienos pradėjau žaisti daugiau žaidimus. Jisai nėra pats mano pirmas žaidimas, visi dauguma žino Plants vs. Zombies. Irgi klasika 2D žaidimas, neblogas, tikrai, kai neturi ką veikti, geriausiai palošti. Mąstymą gerą duoda. 4K, kai matome, tik tai 9 kadrai per sekundę, 50-60 jai kyla. Bet ten jau matosi, kad net ant RX-o realistiškiau biški. Jis matome, mes be galo. Ir grafikos realistiškos. Jo, labai realistiškos grafikos. Matom rezultatus dabar. Ką iš jų gaustas. Geras irgi. Šitas man labiausiai patiko žaidimas. Ultra, šios projekto. Matome, kad EX-as laimi ant 18 kadrų. Ne taip stipriai, bet gan stipriai laimi. Būt matyt, kaip buvo Grafikos geresnis. Visai įdomu būtų sužinoti net 4K rezoliuciją. Būtų gerai net ir išbandyti RX-ą patiems. Kiek žiūrėjau kainos, tai daugmaž panašiai kaip RTX 50-70. Tai 4000. Manau, kad aš jau pradėsiu savo karjerą streamerio, tai dažniausiai aš rinksiuosi RX-ą, nes geros grafikos ir taip toliau. Bet svarbiausia ir mėgauti žaidimų darbus. Svarbiausia, tu gali pasirinkti fanams tavo kokį žaidimą, bet ir turi tas žaidimas pačiam patikti. Jeigu tau patiks ir jeigu žiūrovam patiks, tada ir turi žaisti. Jeigu nepatinka, tu ir nekuri to turinio. Tikrai matosi skirtumas didelis. Ir labai didelis skirtumas RX-o. Sekantį žaidimą Forza Horizon 5. Irgi geras žaidimas. Žaisdavau su draugais. Kaip matome, 20 kadrų RX-as laimi. Čia kas mėgsta labai palenktyniauti, pavyzdžiui. Aš žaisdavau, galim sakyti, čia išliedavau visus savo nervus. Būdavo ir keiksmažodžių, draugai žvengdavo iš manęs, nes... Man tekia yra su lenktynių vairu. Tai aš žaisdavau su vairu, nes lengviau žaist, bet aš kaip pirmą kartą pabandžiau Forzą, tiesiai į sienas daužydavausi, draugai žvengia iš mano keiksmažodžių, pats irgi žvengiu iš savęs, nes ir juokinga, ir piktis ima. Ir RX-as irgi laimi, nes ir plus geros grafikos, gražiai atrodo net. Lyg žaidimas įgautų kitą lygį jau. Šiaip norėsiu kažkada grįžti vėl į Forzą. Jeigu net sukurs naują Forza dalį, aš labai norėsiu jį išbandyti, nes... Čia irgi naujiena iš Forzos. Praeitais metais išleido Forzos naują dalį. Kelintą jau. Dabar tiksliai nepasakyti, bet nurodos Motorsport 7.
Reikės išbandyti. O, Black. Kongas. Man vanduo atrodo labiau realistiškiau. jo, atrodo, kaip realybėj tas vanduo. Tai X-as tik ant 5 kadrų. Bus geras palyginimas vertų pirks. Tai X-a. Šiaip X-o dar nelabai verta pirkti, vien dėl to atsižvelgus į kainas. Jo, kainos. Tikėtis reikia, kad vasarą jau Bet nusileis. galima būtų Infliacija turėtų būti. Arba, kaip eilinį kartą Gitanas Nausėda pakels kainas. Čia matome labai didelį skirtumą. Reikia šitoj vietoje 20 kadrų labai nukrenta. Bet ir Jo, Eriksas sumažėjo. turi daug pliusų pastebėjau. Ne visų žaidimų, bet ten kai kurių tai turi pliusų. Sekantis žaidimas Silent Hill 2. O šitą esu bandęs. Šiaip labai patiko. 108 kadrų. Labai primena Sniper Elite. Šitas gėjimas toksai. Norėčiau labai Eriksą išbandyti žaisdamas Hitmano naujausią dalį. Jo. Ir turėtų, manau, vis vėl ateityje dar sukurti dar vieną Hitmano dalį, nes nemanau, kad čia pilnas. Hitmanas irgi turi savo istoriją, tenais jo žaidimų. Jo, Man patiko tenais irgi pirmosios Hitmano dalis, nes irgi tenais labai daug istorijos. Kaip pačio to Hitmano personažo. Jisai irgi tenais savo istoriją turi. Kad ką laimėjo tai X-as. Praeitos rezoliucijos. Šiaip Eriksas nėra toks blogas. Bet ir nėra ir geras pagal kainą. Jis per brangus šiaip. Kita naujiena Elden Ring. Žaidimas. Nu, tada jau laukit sunkiau. Elden Ringas geras žaidimas. Nes Elden Ringas, jeigu pirma dalis buvo gan sunki, tai apie antrą jau net nenoriu kalbėti, ant kiek bus sunki, nes bus kitokie Kam bossai. spoilinti? Aš nespoilinu, aš tik sakau, kad bus kitokie bossai. Vis dėl Elden Ringas dažniausiai būna kovojamas su bossais arba taip toliau. Nu jo, Elden Ringas irgi tenai savo istoriją. Bet spėjau Irgi kovos daugiau pyklų dadės ir taip toliau. Galima, Aš susakau tik savo spėjimą. Mes galim tik spėliot kokius. dabar galima pasižiūrėti trailerį. Savo nuomonę palikti galima. Labai taip realistiškai atrodo. Labai. Čia bus viduramžių laikai 100%. Man tai primena tą pilis kaip iš Witcherio 3 žaidimo. Labai panašiai. Mėlynojo liepsna. Labai realistiškos grafikos, kaip žiūrėjau. Lietus atkuriamos labai. Tai reiškia vieną dalyką, kad ne, jiems reikės geros vaizdo plokštės ir kitų. Jo. Įdomu, kokie checkpointai bus. Ar kaip ant seno palikti, ar padarys kitokius checkpointus. Gal, matau, bus dadėtas paukštis, ar buvo ir pirmoji dalinės. Man atrodo, nebuvo paukščių. Tai reiškia, jis turės augintinį. Matomi pakarvoklį background. Ar čia, man atrodo, ar Elden Ringas taps online? Galima žaisti prieš kitus. Arba bus galima su kitais kovoti prieš bossus. Visai įdomus. Visai Įdomiai. Idėja tai iš tikro. Bet turėtų būti liktais pasirinkimas bus arba offline, single playeris, arba multiplayeris.
Su draugais gerai. Nes kai kurie norės žaisti single playerį, kai kurie norės žaisti multiplayerį, tai pasikapoti lygiais visada galima. Arba airėje užmušti draugelį. Toks įkirti vieną, paskui nuo draugelio bėgi, tas draugelis bando įkirsti, paskui atgal. Arba kai laisvo laiko turi, tai irgi gali pasižaisti. Bus smagu pabaigos, manau, nuo drakonų ypač mano. Matau bus asasinu. Keramėjus. Įdomu, kokios bus kombinacijos. Pačiam ir įdomu. Nes Elden Ringas garsėja ant savo kombinacijų. Savo dalyse, pirmoji dalyje labai tenais kombinacijos. O teisingas kombinacijas padarai, tuo daugiau gyvybių nuėjim. Tai turėtų būti lygtais gal net ir slaptų kokių misijų arba slaptų daiktų arba ginklų, kurie būtų gan galingi. Sekanti naujiena, tai Avataras 3. Avatarą visiems gerbėjams, tai Avataras 3 dalis. O klausimas Avataras buvo tik per Netflix, kai žinau. Kiek žinau, tai jo. Dar kol kas. Ai, šitas Avataras, aš galvojau šitas. Avataras filmas, geras filmas šiaip tai Avataras. Aš tiek filmą, tiek antrą dalį matęs, tai tikrai. Aš iš viso. Pirma, antra dalis super. Antra dalis, sakyčiau. Tokia labiau istorijos. Istorinė. Bet daug kam mačiau nepatiko pagal istoriją, bet tas dalykas, kad turėtų tikrai kažko daryti daugiau. Matau, net naujas bus rasės. Jo. Kad rasės buvo ir antroji daly, tenais jie atrado antrą rasę. Bet ir gal daugiau rasių. Matau, bus gan galingas priešas iš pragaro. Bet filmas visai įdomus. Tą galiu įvardinti. Avatarą. Ja. Ir kai žinau, dar ateityje, dabar net matau pats, kad bus net ir God of War filmas. Gal net pažiūrėt galima. Nežinau, arba paliekam kitam jau. Galim palikti kitam, dabar apie... Nespoilinkim visko iš karto. Dabar apie vyrų laukiamiausią filmą kalbėsim. Nežinau kaip apie moteris, nežinau ar joms patinka, bet vyrai visada laukia šito, kuo daugiau tokių serijų ir filmų, nes jie augia nuo mažens. Mano net tėtis buvo sakęs, kad dėl to serialo bėgdavau net iš mokyklos, kad pažiūrėjo. Tai visiems laukiamas Drakonų kova Z filmas. Įdomus filmas. 6 metais pasirodantis. Turėtų būti. Ir manau bus fan net pažiūrėti. Jeigu nepakeitė Sangoko to... Juk ir Dragon Ball žaidimų yra Drakonų kovos. Bet man labiau aktualu, kad nepakeistų Sangoko mąstymo, nes man labiau patinka toks jisai, kaip kvailesnis, bet ir suprantat. Paprastesnis toksai. Ja, kuris mėgsta kovoti su priešais ir kovodamas prieš priešus, jisai susibendrauja ir padeda jiems tobulėti. Aišku, kai kurie miršta, taip toliau. Ir jisai pats patobulėja. Ir net patys dievai, kai per super labai net stebėjosi, kad jisai susibendravo su visko karaliumi Zenu. Labai realistiškas. Filmas tai tikrai realistiškas.
ir labai lauks. Čia, man atrodo, bus sudėtas visas Drakonų kovos super serijos. Kitos naujienos, tai kovo mėnesį laukia keli svarbus kompiuterių išleidimai. Kokie? Jeigu nepaslaptis. HP Omen 16 bus su Intel Core i9 14 kartos ir RTX 4080. Geras. Čia didelė naujiena šiaip. Didelė naujiena pasaulyje. Didelė naujiena, ją pristatys CES 2025 parodoje. Po to taipogi bus pristatyta nauja Elgato įranga, skirta streameriams. Iš viso didelė O dabar naujiena. tai jau net lauksiu, kol pasirodys, nes reikės vis dėlto ateityje, galim sakyti, svajonę pradėti streamerio darbą, pradėti žaidimų kūrinį kurti ir taip toliau, gauti daugiau patirties, nes galim sakyti, mano gyvenimas nusprendė, kad aš būsiu streameriu. Ir vis labai traukia nuo mažų žaidimų. Taip pat Elgato pristatys savo Steam Deck Neo pagalbinį pultą streameriams, kuris pagelbėja ties programų perjungimų streamo metu. Šis prietaisas turės 8 pritaikomus mygtukus bei švarų dizainą, puikiai tinkantį darbo stalui. Labai geras palengvinimas. Ta galiu įvardinti streameriui iš viso pagelbės ant stalo. Mes bandom dar nespoilinti, kad tie mygtukai darys. Jo, nespoilinam, nespoilinam. Šiaip nėra taip, kad labai ką spoilinti, jie tiesiog būtų programuojami pagal kiekvieno žmogaus poreikį, kokias programas jisai norės perjunginėti streamo metu. Ai, pasirinks pats. Taip. Čia spoilas labai didelė nėra. Gal pamatysim ir kitokių funkcijų, ką jis dar labiau sugeba. Tai jis jau tobulės. Reikia tikėtis, kad pamatysim, gal kažką padarys su to pačiu dirbtiniu intelektu. Būtų iš viso bomba su Jo. dirbtiniu intelektu. Tai wow. Po to taipogi išleis Wave Neo mikrofoną, kuris užtikrins aišku garsą Gana aiškiai. įvairiose aplinkose. O Facecam Neo, tai webkamera leis transliuoti Full HD iš 60 kadrų per sekundę greičiu. Tai ganėtinai nemažai. Nemažai Daug kadrų. kadrų. Tikrai labai smagu. Kai Neo apšvietimas suteiks minkštą šviesą, o Game Capture Neo įrašymo įrenginys leis lengvai rašyti ir transliuoti žaidimus. Čia palengvinimas. Konsolių, Xbox, Iš kompiuterių gal net. PlayStation 5 Pro. Tai gerai nuo konsolių turėtų. Ant konsolių gal net ant kompiuterių. Jo. Gali būti. Be to Elgato pristatys WaveLink 2 programinę įrangą, kuri naudos dirbtinį intelektą, kad pašalintų triukšmą bei pagerintų akustiką. O streameriams kaip tik reikalinga bus. Jo, Tada jiems mažiau galės naudoti tas senelės ir taip toliau. Jo, senelės efektyvus būdas, bet Toks ir geras. norint daryti perkrūtimus iš vietos vietą, senelę reikia nuimti, lieka klijai dažniausiai ant sienų. Tai Šiaip nėra labai patogu. O toks dalykas, kai WaveLink antroji serija, tai bus tikrai gerai. Jo. Šiuo metu nėra informacijos apie naujus mikrofonus, kameras ir kitus įrenginius, kurie bus pristatyti 2025 kovo mėnesį. Bet rekomenduojama yra stebėti gamintojų pranešimus, naujienas, ką jie paskelbs savo puslapiuose. O jeigu nestebėsi, tai vis dar mes tada pranešim. Jo, mes pranešim, nes mes stebim ir sekam naujienas. Taipogi kovo mėnesį žaidimų monitorių rinkoje laukia keli svarbus pristatymai. Lenovo pristatys Legion Pro
34WD10 gaming monitorių. 34 colių lengto monitorių su 180 Hz atkūrimo dažniu bei 0,5 milisekundžių atsako greičiu. Įdomu, kaip chipsetas tenais tuose. Chipsetas tikrai reikia turėti, kad būtų geras. Tikrai ilgai tarnaus šito išvės. Lenktynių žaidimams lenkti monitoriai tokie tikrai bus gerai, nes tu galėsi įsijausti į patį žaidimą, galvosi, kad tu pats mašinoje. Būtent šis modelis bus prieinamas nuo kovo mėnesio, numatoma $1000 kaina. Tai čia Amerikoje gaunas $1000 Amerikoje, bet paskui Europoje bus jau mažiau, bet kai kur gal bus net ir pakelta normaliai. EOS pristatys taipogi savo monitorių Agon Gaming 27G4X didinimo monitorių, kuris bus išleistas dviejų dydžių 24-27 colių. Tai geras pasirinkimas, jeigu Šis monitorius pasižymėjo 185 Hz atkūrimo dažniu ir 0,5 atsako greičiu. Tai ganėtinai Jeigu greitai. bus prieinamas nuo kovo mėnesio. Tikrai vertas dėmesio. BenQ pristatys taipogi savo monitorius 32 colių su 2 milisekundžių atsako laiku. Šis modelis bus prieinamas nuo kovo 14. Modelis Mobix X3210U. Šie monitoriai suteiks žaidėjams patirtį geriausią aukščiausią grafiką. Kokybę vaizdo ir sklandų žaidimo procesą. Nes kai žaidimų tu nori žaisti, nori mėgautis tuo žaidimu. O ne stebėti, kaip stringa tas žaidimas ir taip toliau. Taipogi šių metų kovo mėnesį tinklo įrangos srityje laukia keli svarbus įvykiai. Pirmiausia, Rodze and Shanghai pristatys naujus sprendimus skirtus 5G ir 6G ryšio testavimui. Jau galima sakyti 6G po biškį. Jau bus gerai. Yeah. Jau net galim sakyti 6G, net prie jų jau rinksis tiek žmonių, kad net parduotuvėse gal net neužteks ir lauks vėl kitų. Yeah. Skaitant dirbtinio intelekto pagrįstus įrankius, kurie pagerins tinklų valdymą ir optimizavimą. Šių metų kovo mėnesį žaidimų įrangos rinkoje laukia keli svarbus pristatymai iš Razer kompanijos. Minecraft Edition. Pristatys Razer X Minecraft seriją, kurią sudaro Razer Black Widow V4X Minecraft Edition. Mechaninė klaviatūra su 6 programuojamais makro klavišais ir taktiniais jungikliais. Skiriasi tos klaviatūros nuo Razer Kraken Minecraft Edition V4X negu paprastos klaviatūros. Skiriasi tame, kad tu programuojamis mygtukus, kurios gali pagal savęs programuoti. Ir aišku, bus skirta tikslumui ir kontroliai žaidimuose. Ir manau, ne tik. Tai gal pralenks tas senasias klaviatūras, nemanu? Gal. Po to išeis ausinės su atbilinio garso sistema aiškiu balso perdavimu, užtikrinančios įtraukiančio klausymo patirtį. Razer Kraken V4X Minecraft Edition. Labai daug dėmesio, sakyčiau, yra skiriama Minecraft Edition versijom, nes atėjo balandžio 4 Minecraft filmą. Filmas ir tai iš aišku, viso bomba. ir vis dar Minecraft atnaujinimai. Toliau. Ir atėjo, aišku, gal net ir kai visur plinta Minecrafto antra dalis išleidimai, tai aišku, bandys reguliuoti labiau ir taip toliau. Po to dar išeis taipogi su panašiom funkcijom ausinės Razer Cobra Minecraft Edition. Žaidimų pelė su optiniais jungikliais ir dideliu tikslumu skirta greitam ir tiksliam valdymui. Razer
Gigantus War Medium Minecraft Edition. Pelės kilimėlis optimizuota paviršiaus tekstūra užtikrins sklandų pelės judėjimą. Ja. Tai ganėtinai geras dalykas. Ir bus patogiau su pelė judėti, nes nemanau, kad nori naudoti paskui kokių 2-3 metų naudotą jau pelės kilimėlį, jisai man atrodo jau net būtų jau ir taip sugadintas. Pelės kilimėlį, tai iš Ši dalies kolekcija palengvinimas, bus ne? pateikiama oficialioje Raido svetainėje ir kitose parduotuvėse. Kainos prasidės nuo 40 eurų už pelės kilimėlį ir siekti iki 200 už mechaninę klaviatūrą. HyperX pristatys Cloudflight Wireless belaidžias žaidimo ausinės skirtas PlayStation 5 ir PlayStation 4, kurios pasižymi iki 30 valandų veikimo trukme ir patogiu dizainu. Šie produktai suteiks žaidėjams galimybę pateikti aukščiausios kokybės žaidimų įrangos, teminių dizainų atitinkančių populiariausių žaidimų. Taipogi, kovo mėnesį žaidimų konsolių ir Steam Deck rinkoje laukia keli svarbus įvykiai. Nintendo oficialiai paskelbė apie naują konsolę Switch 2. Tai čia irgi naujiena Switch'o mėgėjams. Kuri bus pristatyta balandžio 2 dieną per Nintendo Direct renginį. Renginys irgi turėtų būti įdomus. Turėtų labai būti. Ši hibridinė konsolė pasižymės geresniu našumu, daliniu atgaliniu derinamumu ir pirmosios kartos žaidimų. Naujienos iš Valve taip pat planuoja pristatyti naują Steam Deck modelį, kuris turėtų pasirodyti 25 metų pirmoje pusėje. Nors oficialios informacijos dar nėra, tikėtina, kad naujas modelis pasiūlys patobulintą našumą ir galbūt naujas funkcijas. Įdomu, kokios funkcijos bus. Turbūt pagrindas, kaip visur dabar dominuoja dirbtinis intelektas, tai turbūt bus ten čia. Be to, Sony ruošiasi išleisti atnaujintą PlayStation 5 versiją pavadintą PlayStation 5 Pro. Nors tiksli išleidimo data dar nėra patvirtinta, tikėtina, kad ji sutaps su GTA 6 žaidimo pasirodymu. Šie įvykiai žada įdomius žaidimų laikus, žaidimų entuziastams, nes pasirodys naujos kartos konsolės ir patobulinti renginiai. Tai ganėtinai geras dalykas. Jo. Mano manimu. 25 metų kovo mėnesį stacionarių kompiuterių detalių rinkoje laukia keli svarbūs įvykiai. Intelis pristatys naują Core i9 14900K procesorių, kuri bus didelė naujiena ir labai įtakos ir pačius žaidėjus. Ir bus be to 6 branduolių ir 32 gijų architektūra. Patikslinti 16 branduolių 32 gijų. Tai gaunasi architektūra skirsis negu nuo senųjų. Taip, skiriasi dabartiniai procesoriai, kurios naudoja vidutinės klasės gameriai, tai 8 arba 12 branduolių procesoriai. Ir, kai žinau, užtikrins aukštą našumą tiek žaidimams, tiek profesionalioms užduotims. Taip. Naujienos Samsungo, tai Samsung planuoja pristatyti Galaxy A36 ir Galaxy A56 modelius kovo mėnesį. Vienas iš jų A36 modelis buvo pristatytas vakar. Tikrai įspūdingas pristatymas, pakoreguotas kameros dizainas, šiek tiek skiriasi nuo A35. Jeigu šnekant apie Samsung, teko išbandyti pačiai parduotuvėje palaikyti ir ištestuoti kelius žaidimus Samsung Galaxy A25 lygtais, jeigu gerai atsimenu pavadinimą. Ir šiaip išbandžiau lenktynės pažaisti Alpha lygtais 8 vadinasi.
Šiaip geros grafikos žaidimų ant aukščiausių net žaidžiau, tada su juo gali normaliai dirbti, paieška gera. Jo. Samsung tobulėja, biški ir geras AI'us, greit viskas suranda, kai kažką lieti. Labai gera funkcija Google Circle, tikrai gera funkcija. Pakalbėkime apie kamerą, tai A56 turės 50 megapikselių pagrindinę kamerą, 12 megapikselių ultra plataus kampo objektyvą ir 2 megapikselių makro kamerą. Įdomu, koks net vaizdas bus fotografuojant, mane labai tas įdomu. Kiek pastebėjęs su kameros kiekvienais metais vis tobulėja, tikrai lenkia net kai kurios iPhone modelius. Ir tikėtina, kad ir toliau tobulės. Tai gal Samsungas pralenks ir iPhone modelius, kad būtų gerai. Jau šiaip yra modelių, kurios yra pralenkęs. Tai kai žinau, kad pralenkęs dabar vienas modelis Samsung Galaxy A25. Jau. Tai pilno pavadinimo neatsimenu, bet šiaip labai geras modelis. Aš šiaip labai mėgstu Samsungus, tai dažniausiai apie juos mėgstu parduotuvės nueiti ir patyrinėti. Nes Samsungai, galim sakyti, labai geri telefonai, geriau už iPhone'us man. Nenoriu įžeisti iPhone'ų fanų, bet kiekvienas turim savo nuomonę. iPhone'ai man nepatinka, jie yra geri, Geri telefonai tikrai neblogai. Bet kai aš turėjęs iPhone'ą, tai jisai neilgai laiko, ypač, nes reikia dažnai atnaujinimų ir taip toliau. O Samsungai tai ant žaidimų gerai, kai žaidžiu ir taip toliau. Ir pati sistema Samsungų telefonų gan gera. Nepykit, tai iPhone'o irgi mėgėja, aš nieko prieš iPhone'ą neturiu, nes iPhone'as irgi geras telefonas, jis yra ir patvarus, ir saugesnis, tą galiu pasakyti apie iPhone'ą. Bet ir Samsungai turi savo pliusų. Jo. Kalbant toliau, tai A36 modelis taip pat turės 50 megapikselių pagrindinę kamerą, 12 megapikselių ultra plataus kampo objektyvą. Tačiau šis objektyvas dar nėra patvirtintas, bet ką mačiau pagal vakarykštės naujienas, tai trečią objektyvą turi. Tai tikėtina, kad tai irgi yra makro objektyvas 5 megapikselių. Šie modeliai abu bus varomi Enios 1580 procesorius, Snapdragon 6 Gen 3. trečios generacijos lustais, turės 5000 mAh bateriją su 45 voltų greituoju įkrovimu ir veiks su Android 15 operacinė sistema. Ir sutaupys elektrą, tai gaunasi šiek tiek krovimo metu. Krovimas turės taupyti, greičiau pasikrauna įrenginiai. Daugiau taupys, lėčiau įsikraus, greičiau pasikraus. Vienintelis sprendimas, kuris man Samsungo nepatiko, kad jie dabar nuo šios neprideda adapterio dėžutę, kas pakelia net ir pačio kompiuterio visą bendrą vertę. Reikia atskirai pirkti. Kovo mėnesį automobilių rinkoje. Taip. Tai dar viena žinia. Kovo mėnesį automobilių rinkoje laukia keletas svarbių įvykių. Pirmiausia, Lietuvoje vyks tarptautinė šunų paroda, kurioje dalyvaus ir automobilių gamintojai. Pristatydami savo naujausius modelius, be to prognozuojama, kad Europos automobilių pardavėjai šiais metais išaugs. Ir padidės daugiau pirkimų iš tų automobilių. Palyginus su praeitais metais dėl ekonominio atsigavimo elektrinio transporto priemonių populiarėjimo.
Kovo mėnesį laukia keli technologijų renginiai, tai Apple pristatys naujus išmanius telefonus, laikrodžius, ausines ir kompiuterius. Tai irgi ganėtinai didelė naujiena Apple fanams. Taip pat bus pristatyti virtualios realybės akiniai skirti 180 ir 360 laipsnių VR filmams bei žaidimams. Be to, SteelSeries išleis Arctis Nova. Tai irgi gera naujiena. Kalbant apie SteelSeries, kai išleis Arctic Nova vienų žaidimo ausines, kalbant apie filmus ir serialus, transliacijos platformas, siūlų labai laukiamus serialus, kurie žada sužadinti žiūrovus visame pasaulyje. Įdomu, koks bus garsas tos ausinėse, kaip perteiks garsą iš filmo, ar realistiškai, ar nes irgi skiriasi dažnai. Elden Ring Nightwing yra būsimas veiksmo vaidmenų žaidimas, apie kurį kalbėjome prieš tai, kurį kuria From Software ir leidžia Bandai Namco Entertainment. Tai atskira Elden Ring visatos dalis, siūlanti naują žaidimo patirtį, orientuotą į greitą tempą ir bendradarbiavimą. Žaidimo išleidimas numatytas 2025 metais gegužės 30 dieną. Bus labai laukiamas. Prieinamas. O kuom skirsis tempas? Tempas skirsis tuo, kad viską teks daryti greičiau, kovojant prieš visokiausius bossus. Aišku, teks įjungti protą, tada kurti strategijas, nes juk dabar turėsi ir net galėsi su draugais žaisti, tai galėsi kurti komandą, tada savo strategijas, planų susiplanuoti ir taip toliau, žaidimo ypatybės. Bendradarbiavimas. Žaidimas skirtas 3 žaidėjų komandiniam žaidimui, kur žaidėjai kartu kovoja su nakties pavojais. Kaip mano, tai turėtų būti sunku. Manau, pagal žaidėjus, jeigu 3 žaidėjai, tai bus tikrai sunku. Priklausomai kokio lygio žaidėjai tarp juos. Jeigu su geresniais ginklais, su geresniais armorais, šarvais. Tai nemanau, kad jeigu tai bus, tai manau, kad tai bus, kad jeigu žaidži su draugais, jeigu žaidži single player, paskui eini į multiplayer, manau, turėtų tai padaryti, kad jeigu žaidži multiplayer, tada jeigu su savo 2 draugais einate žaisti, tai turėtų tiesiog viską iš naujo to skyriaus, kai žaidži multiplayerį kartu su draugais. Ir pavyzdžiui, jeigu žaidži su kitu draugu, kuris net nežaidė to žaidimo, tiesiog tą patį padaryti. Herojai, tai herojai bus galima pasirinkti įvairių unikalių herojų, kiekvienas turės savitus gebėjimus ir stilius, šie herojai taps dar galingesni, kai veikia kaip komanda. Jie, kažin, kelsis levelį. Tai man atrodo, jų lygiai bus tai, kad geresni armorai, geresni ginklai ir taip toliau. Ir herojų tipas, kai mačiau, bus ir asasinas, gali būti, kad asasinas, tiksliai nežinau. Žinau, kad bus ir karys su kardu, tą turėjo tikrai įdėti, nes aš mačiau. Tada lankininkas, kuris labai patiko, bet su lankininku labiau patiktų todėl, nes lankininkui didesnis pavojus, jisai tai šaudo, o jį kai atakuoja, tai jam reikia labiau dodžinti. Ir apsaugos reikia dar plius iš komandos, jeigu lankininkui. Elden Ring Nightwing procedūrinis pasaulis, tai veiksmas vyks procedūriškai generuojam tame Limveldo regione, kuris perkurs unikalaus Elden Ring Limgai sritis. Tai ganėtinai įdomi iš Elden Ringo. Ir labai didelė naujovė čia manęs Elden Ringe. Kiekvienas žaidimas suteiks naują patirtį dėl atsitiktinai generuojamo aplinkų.
Žaidimo mechanika. Žaidimas apima greitą tempą, panašu į Battle Royale. Royale žanrus su mažėjančia žaidimo zona, verčiančia žaidėjus nuolat judėti ir kovoti. Žaidimo informacija, tai Elden Ring bus prieinamas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows. Taigi ganėtinai gerai PlayStation. Tada Xbox One, tada Xbox Series XS. Platformose pirmasis tinklo testas planuojamas 2025 metų vasario mėnesį, PlayStation 5 Xbox Series X platformose. Registracija vyks sausio 10 dienos, o baigsis iki sausio 20 dienos, kas irgi ganėtinai nustebino. Jo. Iš Elden Ring. Dar pakalbant apie Poppy Playtime, kai per pirmą podcastą kalbėjom, sužinojau aš ir Lukeris sužinojom, kad bus ir vienas toks kaip ir draugas, bet mes nespoilinsim to. Paliekam intrigos žmonėm, nes jie patys tegul įsiaiškina, kam spoilinti. Tada, aišku, bus fan misijų, kurios užves. Aišku, didelis šansas, kad reikės bėgioti, nes kai ten uždarytas esi, tai vis tiek daug kas net matė fanų kurtus dalykus, tai manau, kad vis tiek kažką panašaus darys, kad pradžiai nuo Poppy bėgti, tai bus šaunu. Ir manau, kad net ir ne Altų Republikos, o Edvis ir kiti youtuberiai padarys apžvalgas. Jo, Edvis, tada Misteris Pegedis turėtų išbandyti, vis tiek žaist, norės perėti tą chapterį, tai nes visai įdomus sezonas tas 5 Poppy Playtime ir daug nežinomybės paliekantis. Tai turbūt šiam podcast'ui tiek naujienų, susitiksime kitą sekmadienį. O jeigu ką, rašykite į komentarus, pasiūlykit apie ką kalbėti kitame podcast'e. Idėjų, žinoma. Idėjų irgi. Tai su jumis buvo Nakties žmogus, Lukeris ir Fluxas. Ir mes sakom, susitiksim kitam Next Gen podcast'e. Ką noriu, tą darau. Fanai sumetė ant kompo lago, nematau. Minecraft'o su shaderiais aš jau nebijau. Naujas kompas streaminu, aš CSGO YouTube'inu. Ką noriu, tą darau. Fanai sumetė ant kompo lago, nematau. Grafikos geresnės FPS'o daug daugiau. Ir montuodamas videką vaizdą jau